Aš turiu tikslus, nebe svajonės. Esu sunkiausias ir lengviausias dalykas. Malonu, kad atvykai. Labai gerai, kad nepuoliau vakar daryti, nes dabar sustačiau gerą idėją. If you look to the future, it's anxiety. If you look to the past, it's depression. So I look at the present. Negalvoti nei blogai, nei gerai. Pabūtoje situacijoje. Jeigu tu pagausi tą greitį, pagausi flow ir Tai yra abstraktus dalykas, kuris susideda į vieną prizmę. tu važiuosi su juo, gali padaryti didelius dalykus. Pagal mane, tikslai pildosi. Ei, važiuojam, hard work, ne? Sveiki. Šiandien norėčiau pakalbėti apie motyvaciją. Bet čia biškai kitaip. Aš norėčiau pakalbėti apie žmonės, kurie pardavinėja šitą paslaugą, kur sako, kad nusipirk iš manęs šitą paslaugą, aš sutvarkysiu tavo gyvenimą su motyvacija. Kad tai yra visiškas skemas, šlamštas, netikrumas. Kad jūs sumokėsit žmogui 50-70 eurų už motyvacinę šneką, jūs galite išgirsti iš manęs ir iš pilna youtuberių, kurių yra. Ir šita yra tokia, aš šiaip labai savo kanalą nenoriu nešti kontroversiškų temų. Čia yra visiškai ne mano tipažas. Bet kalbant apie pozityvą ir apie motyvaciją, mes turim atskirti tokią prizmę vieną. Kas yra tikra motyvacija ir kas yra tikras pozityvas. Tikras pozityvas neatsiskleidžia per pinigus. Tikras pozityvas atsiskleidžia per žmogų, jo širdį, jo gerumą, jo tikrumą. Ir tikras pozityvas yra duodamas nemokamai, nes tai yra žmogaus širdis, meilė. Kaip ir motyvacija. Taip, yra tam tikrų knygų, sakykime, kur suteiks motyvacijos, padės tobulėti, bet čia yra mokslas, čia yra kas kita. Ir tam tikri dalykai. Labai daug prizmių įeina. Bet paskui, kas yra tikra motyvacija, tai tikrai nėra tas, kad sumoki 50, 70 arba 100 eurų ir tu susiskambini su žmogum, tau jisai išvalys protą ir paruoš tave gyvenimui. Tokią sumą patarčiau investuoti į psichologą arba atsidėti taupimui kokiam investavimui. Nes jeigu jūs manot, kad jūs sumokat pinigus ir jums žmogus pravarytų protą, kad jūs pasirengę gyvenimui, ne, jis ką tik atėmė pinigus ir jūs išklausėt tą, ką turbūt girdėjot visą gyvenimą iš tokių kaip aš, nemokamai. Čia vagystė. Aš tai skaitau čia legalią vagystę. Skemas. Nes Lietuvoje yra tokių žmonių. Ir vardų neminėsiu. Žmogus perka paslaugą iš to žmogaus už tai, kad pasakytų, tu turi susijimti. Tu turi pradėti daryti. Nepamiršk, kad tu vyras ir viskas priklauso nuo tavęs. Aš už tai nemokėčiau pinigų, nes aš tai atidavinėju nemokamai. Nemokamai tokius dalykus sakau. Dalinį dalyką, ką aš perdodu, tai aš išgirstu iš Andrew Tate, išgirstu iš successful žmonių, išgirstu iš podcastų, perskaitau kažkokią citatą knygai, kažką išgirstu gatvėje, kas užmotyvuoja. Iš tam tikrų nemokamų dalykų. Filmai, serialai, knygos, podcastai, draugai, šeima, žmonės, religija, mokslas, viltis. Aš galėčiau vardinti ir vardinti. Endless opportunities. Kur gauti nemokamai motyvacijos. Mokama motyvacija yra skemas. Mano nuomonė. Čia yra mano nuomonė. Aš bent nemanau, kad jūs tikrai turėtumėte mokėti už motyvaciją. Bet jeigu turit argumentų, kodėl reikia mokėti už paslaugą, kur žmogus suteikia motyvacijos, prašau, parašykit komentaruose. Aš galbūt netaip kažką suprantu ir apie tai permąstysiu, nes kaip ir sakiau, nuomonę, argumentus aš išgirsiu. Esu open to suggestions ir more ideas. Galbūt kažko nesuprantu, jūs pamokysite mane, tai čia buvo mano nuomonė
ir prašau, galit savo išreikšti. Bet šiaip apie motivaciją podcastai. Pavyzdžiui, George Janko, Joe Rogan, knygos, tam tikri youtuberiai. Pilna ras tokių dalykų. Tai aš tiesiog sakau paieškot. Ir patikėkit, tą, ką nusipirktumėt už 5 eurų, tikrai rastumėt nemokamai. Ir dar geriau. Būkit budrus, būkit protingi, pozityvus ir neapsigaukit. Iki.